Apsipirkę su IKI kortele bent už 10 eurų ar pirkdami gimtadienio prekę, galite laimėti net 30 automobilių ir svajonių būstą. Šio mėnesio gimtadienio prekė – kukurūzų traškučiai Doritos. Iki. Delfi skaitmeninės prenumeratos visiems žinių poreikiams. Išskirtinis Delfi Plus turinys. Rinkodaros naujienos M360 Premium. Portalas apie verslą Verslas Plus. Technologijos ir inovacijos Login LT. Prenumeruok aktualiausią arba visus iš karto ir prisijung prie žingeidžios bendruomenės. Tvarumą galima įsivaizduoti be dviejų esminių dalykų. Taigi, tvarumas susijęs su visais aspektais. Ką mes darome, kaip mes elgiamės. Taigi, kiekvienais metais mes keliame vis didesnius reikalavimus, ne tik tai savo atstovybėm bei gamybos įmonėm, taip pat ir verslo partneriam. Sutelkime dėmesį į duomenų centrus bei pažangius sprendimus, kurie skatina būtent elektrifikavimą, efektyvų energijos naudojimą bei atsinaujinimą. Apie 73% uždirbamų pajamų yra būtent iš tvarių sprendimų. Taip pat 70% investicijų būtent nukreipiame į jos. Labai svarbu vaidmenį atlieka ir naujai kuriami produktai. Pavyzdžiui, yra elektros skirstomieji įrenginiai be SF6 dujų. Kodėl tai svarbu? SF6 dujos tai yra dujos, kurios sukeliančios 23 000 kartų daugiau emisijų negu anglies dioksidas. Todėl jų atsisakymas iš tikrųjų turės daug įtakos ateities pramonei. Efektyvus elektros energijos naudojimas leistų mums džiaugtis visais jos teikiamas privalumas, užtikrinant aukštą gyvenimo kokybę ir ateities kartom. 30 mums, nuolaidos jums. Šią savaitę labas pakuotėms su neribotų gigabaitų dienomis net 50% nuolaida. Iki. About You valio. Gauk papildomą 20% nuolaidą viskam. Taip mes švenčiame 1 milijoną užsakymų ir jūsų asmeninių mados akimirkų. Nuo naujų mėgstamiausių stilių atradimo iki jų dėvėjimo. Dabar atrask dar daugiau mėgstamiausių stilių su papildoma 20% nuolaida viskam. Net ir prekiams su jau sumažintomis kainomis. Apsipirk jau dabar. aboutyou.lt. Šios pupelės yra tiems, kurie dega aistra kavai. Tiems, kurie žino, kad kokybiška kava prasideda nuo kokybiškų pupelių. Jakobs pupelių. Pristatome naujieną Jakobs Origins Brazil. 100% arabikos pupelės tiems, kurie vertina autentišką Brazilijos skonį ir aromatą. Naujosios kavos pupelės Jakobs Origins. Magiškas aromatas. Morta, Aldona, Milda ir Kotryna iš gimtadienio iki sugrįž namo. Iki gimtadienio proga apsipirkite su IKI kortele bent už 10 eurų ir laimėkite net 30 automobilių Toyota CHR ir didįjį prizą svajonių būstą. 30 mums, dovanos jums. Iki. Perfeto. Nuo pupelės iki puodelio. Velman. Vyrui siekiančiam pergalės. Technologijų naujienų portalas login.lt. Naujienos išmaniam žmogui. Login.lt. Skaityk jau dabar. Gera diena prasideda su Delfi rytu. Naujausia informacija, muzika ir aktualūs pokalbiai. Pavyzdžiui, vasario 16 yra bendras Lietuvos pasiekimas. Delfi rytas. Neabejotinai, kažkada tai bus vėl kita nauja pandemija. Nuo pirmadienio iki penktadienio, 11 val. Per Delfi TV. www.tavosaulėselektrinė.lt. Energy Safe. Šilumos siurbliai. Švediškas išradingumas. Jausmas toks, kad esu namuose. Su šitą erdvę mums užsakovai taip leido gal šiek tiek padžiazuoti, davė laisvės. Turim unikalią galimybę vieni pasivaikščioti po šį nuostabų ofisą ir atrasti įdomių dalykų. Kaip sekėsi įsirenginėti šitą biurą be interjero dizainerio pagalbos? Būsto anatomija. Šeštadienį 11:30 per Delfi TV. Einu per džiunglės, beždžionių saloje.
Kuprinę vedęs keliautojas supažindina mus su egzotiškomis šalimis. Visi rekomenduoja paragauti jūrų kiaulytę. Kaip ir kuo gyvena mums svetimos kultūros. Patyrusio keliautojo praminti takai laidoje Egzotiniai keliai. Šeštadienį ir sekmadienį 16 val. Per Delfi TV. Keliautojas Aurimas Valujavičius Indonezijoje sėkmingai įveikė jau 100 kilometrų. Atmosfera čia kosminė, visiškai kosminė atmosfera. Kaip lietuvių sutinka vietiniai. Atvažiuokit į Indoneziją, čia turėsite dėmesį kiekvieną rytą, štai va tokį dėmesį. Ir su kokiais iššūkiais jis susiduria kelyje. Tarp gyvačių, vorų ir uodų gyveni. Tikras išgyvenimas. Dviračių per Indonezijos džiunglės. Nuo pirmadienio iki penktadienio 22 val. Per Delfi TV. Šviežia kaip ką tik iš krosnies. Mantinga. Produktus receptų receptams rasite iki parduotuvėse. Iki. Kilstelėkite savo standartus. AEG. Daugiau nei tikiesi. Skanu. Skaniau. Skaniausia. Papildykite savo receptų knygą naujomis patirtimis. Receptų receptai. Šeštadienį 11 val. Per Delfi TV. Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, čia laida Iš esmės. Sveiki, gyvi. Ar sveiki? Išskirtiniai interviu ir aktualiausios Lietuvoje temos. Ar dar įmanoma Lietuvoje susikalbėti? Mes nesišnekam, mes nebandom ieškoti sprendimų. Dialogo nebuvimas vėlgi tik tai aštrina konfliktą. Jeigu aš vadovaučiau, tai Lietuva būtų kitokia. Diskusijų laida Iš esmės. Nuo pirmadienio iki penktadienio 17 val. Per Delfi TV. Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras, pelnytai. Tikri žvejai žiūri Delfi TV. Čia taip baigė. O, lašiša kokia. Ryklį užkabinau, kiaurai čia. Bet graži. Kaip žvejoti, kad pagautum? Laida žvejams šiandien kimba. Šeštadienį 12:30 per Delfi TV. Delfi kine geros skonio filmai. Savaitgaliais. Portale Delfi ir per televizijos kanalą Delfi TV. Alfo didįjį šou pristato traškiausią duoną skrudinimui. Toste. Norite pasisemti naujų idėjų, o gal išmokti naujų triukų virtuvėje? Kiekvieną šeštadienį 10 val. Ryto įsijunkite laidą Alfo didysis šou. Čia patys įdomiausi eksperimentai, intriguojantis pokalbiai ir skaniausi receptai. Tik per Delfi TV. Svetur gimę, bet mūsų šalyje įleidę šaknis. Supratau, kad noriu išmokti kažką naujo, išvykti iš Ukrainos ir viskas. Man nebuvo kažkokių ribų. Ar lengva užsieniečiui pradėti verslą Lietuvoje? Turi pasiruošti morališkai, kad greit metu labai daug nepasieks. Gimę ne Lietuvoje. Trečiadienį 21:30 per Delfi TV. Labas rytelis. Kaip atrodo darbas tų, kuriuos tik pralenkėme kelyje? Vilkiko vairuotojo kasdienybė iš arti. Nusipirkau 2 mažiukus kailiukus. Malonu. Kad tik neperkaistų kojas man čia. Gyvenimas inkile. Ketvirtadienį 21:30 per Delfi TV. Laida Kaip pas žmonės pristato lietuviškas prekybos tinklas Norfa. Nuo valstybinių iki pasaulinių temų. Visa logika, taip sakant, geopolitinė vis dėlto rieda iki kažkokios tai neišvengiamos, kažkokios tai atomazgos. Kremlius turi būti sustabdytas, aš manau, jis bus sustabdytas vis tiek. Ką aktualiais klausimais galvoja Lietuvos žmonės? Aš balsavau už Nausėdą, o dabar jums esu labai nusivylęs. Kaip pas žmonės su Vytautu Bruveriu. Trečiadienį 20 val. Per Delfi TV. Stipriausi Ukrainos žurnalistai susivienijo tam, kad nenutrūkstamai transliuotų informaciją iš šalies. Karščiausios ir patikrintos naujienos tiesiogiai. Ukraina 24 žinios.
Įsijunkite ir sužinokite, kas ką tik įvyko. Kasdien nuo 22:30 per Delfi TV ir visą parą portale Delfi. Įkvėpkite. Nes jie atvyksta į jūsų namus. Visos kino žvaigždės. Delfi kine savaitgaliais. Tik portale Delfi ir per televizijos kanalą Delfi TV.